20 amžius. Jis buvo toks nepaprastas, toks revoliucingas, pilnas karų, lyderių, kokių iki tol nematėm, kančių, katastrofų, gamtos kataklizmų, teroro amžius. Bet kartu ir laimės amžius. Žinoma, laimės taip pat. Tas 20 amžius praūžė taip veržliai. Jis taip suspaudė laiką, kad nespėjome neapsidairyti, o vertėjo. Vertėjo atsigręžti ir padaryti išvadas, kad suprastume, kas mūsų laukia šio nelengvo, beatodairiško lėkimo finale. Daktaras profesorius Michaelis Laitmanas. Dar prieš 15 metų jis numatė šių dienų pasaulio situaciją, bet jo nenorėjo girdėti. Per daug jau fantastiškai viskas tada atrodė. Ir štai ši diena atėjo. Griuva pasaulio ekonominė sistema. Pasaulis atsidūrė ties nematytos krizės riba. Krizės, kuri gali baigtis pasauliniais karais. Šiame filme daktaras Laitmanas analizuoja praėjusių įvykių visumą, daro išvadas ir siūlo išeitį iš šios situacijos. Jo manymu, vienintelė išeitį. Michaelis Laitmanas, 30 knygų autorius, filosofijos daktaras, ontologijos ir pažinimo teorijos profesorius, Tarptautinės kabalos akademijos įkūrėjas ir vadovas, pasaulinės išminčių tarybos narys, paskutinis kabalistų plejadoje, besitęsiančioje per 5000 metų laikotarpį. Profesoriau Laitmanai, ką Jūs manote apie šį amžių? Tai buvo nuostabus amžius, kuriame žmonėje galiausiai subrendo klausimams apie gyvenimo prasmę. Žmogui šiame pasaulyje darėsi vis nejaukiau. Ir jis ėmė klausti apie tai, kas anksčiau jo nejaudino. Ką aš veikiu šiame pasaulyje? Dėl ko gimiau? Kas bus rytoj? Kas įvyks po akimirkos? Ir apskritai, kur mane veda gyvenimas? Ar likimas? Arba Dievas? Kada žmogus užduoda šios klausimus? Tik tuomet, kai kenčia. 20 amžiuje žmogus labai daug kentėjo. Šis amžius sudavė žmonijai labai daug smūgių, vijo ją į aklavietę. Kodėl? Kam tiek kančių? Ir kodėl 20 amžiuje jos tokios negailestingos? Kodėl Jūs tylite? Todėl, kad mums liko labai nedaug laiko. Ir mus apie tai perspėja. Ką Jūs turite omenyje? Mūsų laukia didelė bėda. Tai parašyta. Pasaulyje gali likti tik saujelė žmonių, kurie galų gale padarys tai, ko žmonėje kol kas nenori padaryti. Tai gali įvykti akimirksniu. Mums tai jau buvo parodyta. Vadinasi, viskas nulemta? Ne viskas. Yra galimybė tai sustabdyti. Kaip? Pagaliau suprasti, dėl ko mes gyvename, ir pradėti gyventi būtent dėl to.
Nuo ko prasidėjo 20 amžius? Nuo kino gimimo. Neregėtas išradimas, atrodęs tarsi balaganas. Iš tiesų pasaulyje pasklido didi idėja, nulėmusi milžiniškas pasekmes. Įsivaizduokite, žmogus sėdi kino teatre ir turi galimybę susitapatinti su visų pasauliu. Jam nereikia nugyventi daugybės gyvenimų. Jis nugyvena juos čia ir dabar, priešais ekraną. Mažame provincijos miestelyje paprastas, mažas žmogus savo gyvenime nematęs nieko, išskyrus nuobodų darbą, šeimą bei daugybę rūpesčių. Ir staiga jis pasirodo viešumoje su caro šeima. Važiuoja pirmuoju automobiliu, dalyvauja mitinguose bei demonstracijose, žūsta kovose ir iš naujo gimsta. Kinas padėjo žmogui pasiekti visiško susitapatinimo su herojumi. Atsiradus kinui, po to televizijai, o vėliau ir internetui, mes ėmėme jausti visą pasaulį, su visais jo sukrėtimais ir malonumais, su visomis revoliucijomis ir karais. Į mus ėmė skverbtis viso pasaulio norai, kančios, džiaugsmai. Ir visa tai per vieną trumpą gyvenimą. Visi šie išradimai skirti tam, kad mes galėtume pajausti vienas kitą. Kad ir kokie skirtingi būtume. Suprasti ir pamilti. Gamta pavaldi instinktui, o žmogus pavaldus nepasotinamam žvėriukui, savo įgimtam egoizmui. Tačiau baisiausia tai, kad jo neįmanoma pasotinti. Ir 20 amžius ryškus to pavyzdys. 20 amžius veržliai besivystančio egoizmo amžius. Ši epocha naujo pasaulinio Babelio bokšto statyba. Iš istorijos nepasimokėme. Prieš 5000 metų babiloniečiai norėjo patys savo rankomis pastatyti bokštą ligi dangaus. Tapti visagaliai, valdyti gamtą, sukurti žemėje rojų ir laimingai gyventi. Jie pasikliovė tik savo rankų ir proto jėga. Egoistai statė bokštą ligi dangaus. Ir šis entuziazmas juos vienijo. Iki tam tikro laiko, kol nepasireiškė jų egoizmas. Tai buvo pirmasis egoizmo šuolis. Viskas baigėsi griūtimi ir neapykanta. Žemę apėmė karai ir kančios. Kai žmogus ėmė nebesuprasti, ką kalba kitas.